Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Go on stage at all until we have the TV moment. Pažiūrėkit, ką čia darosi. Labas rytas, ką tik atsikėliau, sveiki atvykę į Tailandą, tiksliau į Bankoką. Biškį pamiršau nuo pradžių filmuot, nebuvo laiko, tai filmuoju nuo dabar. Žodžiu, atvažiavom į Bankoką, važiuosim į Dota 2 pasaulio čempionatą, į sporto varžybas. Varom susirasim kažką, pavalgysim, papusryčiausim. Už valandos mums jau reikia atsidurt Paragono arenoj. Thank you. Thank you. Pažiūrėkit, kokio dydžio čia per visą lėkštę kiaušinį, nu per pusę lėkštės. Į ham and cheese'as. Judam. Varau atgal kilometrą peškom, kad pasimčiau akinius nuo saulės, nes tvilina belekai. Žymiai geriau yra. Tai ką, judėsim dabar link centro, reikia užsisakyti grebą, toks motoroleris yra. 33 batai. Ir nuskaitė 93 centus. O kelionė truks apie 20 minučių. Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Jeigu kas nors keliausit irgi vienas, tai niekada neimkit Bankoke mašinos. Su motoroliu yra žymiai fainiau važiuoti, o su mašina, nu jo, ten kondiški yra, bet ta prasme tu mokėsi gal 4 ar 5 kartus pigiau su motoroleriu. Varysi va taip va, vėjas plaukus kedena, nu kas gali būti geriau. Ir žymiai greičiau atvažiuosi. Vos nepalietėm veidrodėlio mašinų. Kažkur mane net ten atvežė, man atrodo. Thank you very much. Bye bye. Nu ką, atvykom, atrodo. Einam žiūrėti, ar čia atvežė. Atvykom į patį prabangiausią prekybos centrą visam Bankoke. Vadinasi Siam Paragon. Ir čia 5. aukšte vyksta Dota 2 pasaulio čempionatas, kur suvažiavę pačios geriausios pasaulio komandos. Ir lėksim pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Labai keista pamatyti kalėdų eglę prie plus 30. Karštumėlis, tai wow. Oi, vidų žymiai geriau. Kondišnas labai gerai veikia. Tai va, turim sekmadienį, turim savaitgalį, žmonių yra bele kiek. Aš jau vakar buvau, turiu apyrankę gavęs, o šiandien yra finalai. Ceremonija prasidės atidarimo 15:05, tai dar turim maždaug valandą su viršum. Aš jau apyrankę esu nusipirkęs. Hello. Thank you. Good? Thank you. Okay. Bet žinot ką, aš man atrodo GoProškę pakeisiu į kamerą, nes viduj gali būti per tamsu. 1-2 garso testas, ar geriau dabar? Čia susitinka 12 komandų iš viso pasaulio ir visi kovos dėl $1 milijono prizinio fondo. Pirmą kartą gyvenime esu tokiam renginį, tokio didumo. Aš esu nusipirkęs patį brangiausią bilietą, kuris kainavo 110 €, tai aš galiu visur vaikščioti šitoj erijoje. Va taip atrodo vaizdas šitų komentatorių, kurie turi va čia stage. Žiauriai daug apšvietimo pristatyta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lempos ir komentatoriai turi priešai save va čia 2 telikus, tai jiem rodo visą vaizdą, kas yra live, į programą išeina, arba kas išeina į šiam žaidimo overlėjų. Po to turim kamerameną, kuris valdo šitą didelę gervę. Turi vieną ekraną, kas vyksta live apačioj, ir tas viršuj kitas ekranas, jo grinai ekranas. Tai jis visą šitą gervę valdo savo rankom.
Dabar galima eit pasižiūrėti, kaip atrodo visas kontrol pultas. Viską kontrolina visa komanda iš šitos vietos. Tai čia turim, kaip suprantu, apšvietimo departamentas. Čia yra žmogus, kur valdo visą transliaciją. Turi belė kiek kamerų. Šita mergina atsakinga, kaip suprantu, už grafiką. Viskas, kas vyksta LED ekranuose. Šitas bičiukas, nežinau už ką. Ir taip atrodo visas štabas. O čia turim operatorių, kuris valdo pačią rimčiausią kamerą. Yeah, they did. Jo. I would say Paravision, the difference. I mean, okay, that game that we saw Paravision was like. Na taip atrodo komentatorių darbo vieta. Tai čia sėdi dviese, turi visą vaizdą per 3 monitorius, turi pagrindinį vaizdą, turi taškų lentelės viską monitoringą ir juos filmuoja tiesiog viena kamera. Šita pusė yra visa už Paravisionus, o šita pusė yra už Team Liquidus. Tai aš sėdžiu Team Liquidų komandoj, bet dabar biški Paravisionai ima viršų. Laukiam. Tai jo, kaip ir sakiau, pagrindinis rėmėjas šito viso renginio yra DHL'as. Ir labai įdomiai pasidarė jie tokius mini plakačiukus. Tu gali pasirašyti, ką nori ant jų, pasiimi ir gali užsirašyti savo komandos pavadinimą ar palinkėjimą kažkokią tai. Ir po to vedėjas, šitas vedėjas iš visų plakatų renkasi vieną, kuris geriausiai pasirašęs kažką ir tada laimi ten special tokį package. Kas ten package, nežinau, bet rašo visokius pavadinimus. Nu ir dar buvo kažkoks tai laimės ratas, bet aš jau pavėlavau, turim tik ratą be prizų. Nu gerai, ką būčiau laimėjęs? Neaišku, nes nėra rodiklės. Nu ką, turim antrą raundą pasibaigusi, tai laimėjo Paravisionai, dabar yra 1-1 ir dabar varom į pertraukėlę. Atsigersim kavos, kažką paveiksim. Nu ką, šausim pietų biškį dabar. Pasiėmėm kolos su ledukais. Čia turim tomjumą ir čia turim, nežinau kaip vadinasi, patiekaliukas. Nu ką, pavalgėm, grįžtam į bazę. Tai pasiimsim biškį popkorniukų ir gal smagiau žiūrėsis finalai. Tai va tokias eilutės čia prie popkornų, 4 eilės. Nu ir laukiu kokias 10 minučių. Va tokia popkornų deda. Miksas. Su druska ir saldžių. 290 batų. Pasiėmiau savo popkornus. Tai labai įdomiai pas juos aš pasiėmiau miksą ir jie nepraskiria, kad būtų ir saldus ir sūrus. Jie tiesiog privarė jie pirmą privarė saldžių ir paskui sūrių. Nu tikrina, ką ten ras. Good? Thank you. O, koks velnias. Nu ką, tuoj turėsim atidarymo ceremoniją. Matau, kad orkestras yra susirinkęs, pasiruošęs. Turėtų būti labai įdomus šou. Prieisim arčiau. Visur apsaugos yra. Kas 3 atlikėjus yra pastatyta po žmogų. Jau matau, kad visa komanda ruošiasi, tuoj išeidinės va tenai. Šita mergina man neleidžia peržengti šitos linijos. No? Okay. Režisierius žiauriai piktas yra. Operatoriui aiškina. Nu, žiūrėsim, kas čia bus. Nu ką, pradedam. Ladies and gentlemen, welcome Paravision!
back, and most games I see this team succeed, it is on the back of Noah. He's been playing incredibly. Va čia tai atidarimo ceremonija. Reikia pasimokinti iš jų tikrai. Wow. Nu ką, tai dabar turėsime dvi komandas, kurios varžysis dėl $1 milijono prizinio fondo. Viso pakės, kokie čia pinigai yra. Noriu kažkur čia atsisėsti, bet visur užimtos vietos. Visi užsidėjo daiktus savo, nes čia pačios geriausios vietos. Nes va iš čia vaizdelis bus. Wow, koks geras. Atidarimo ceremonijoje orkestrą pasamdyta yra next level. Dabar renkasi visi savo čempus ir neužilgo prasidės pati svarbiausia kova. By storm, and he will end it in Liquid's base. Absolutely out of control. Oh, one more shot to go. He is so close to another 2. O spėjo atvaryti prie taurės, nes čia taip greit užsiėmė vietos. Wow. His hands up. It's all over. Polyvision take down Liquid 3-1. The first game did not deter them at all. The fact they were playing against TI champions. Give it up for your champions, the ESL. My man, I cannot imagine what it must have been like to hear that a few months ago you weren't able to make it to Copenhagen. Nu tai va, patys matėt, Paravisionai laimėjo, toks vinukas, renginys tikrai buvo wow, aš esu apakęs, pirmą kartą tokiam dalyvavau. Aišku, ilgai žiauriai truko, bet vertėjo atvaryt, kol kas tiek žinių, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito vlogo.